Tiems, kas mėgsta keliauti, turbūt yra gerai žinomas jausmas, kai vienos kelionės pabaigoje jau pradedi galvoti apie kitą ir nori ją kuo greičiau pradėti planuoti. Taip yra ir mums, deja gana dažnai mūsų kelionės tikslai būna skirtingi. Vaiva labiau mėgsta paplūdimius ir ramesnes atostogas, o aš priešingai – miesto triukšmą bei daug judesio. Dėl to dažnai tenka ieškoti kompromisų. Prieš keletą metų aplankėm Indoneziją, kuri, pripažinsiu, mane neįtin traukė. Nors nesigaliu aplankę šią šalį, bet jau tada mano galvoje sukosi mintis, kad galbūt kelionė į šią šalį, kurią Vaiva taip norėjo aplankyti, man padėtų ją prikalbinti keliauti į Indiją, kuri, švelniai tariant, tikrai nežada ramių ir atpalaiduojančių atostogų. Kas mane pažįsta artimiau žino, kad viena iš mano didžiausių svajonių yra nukeliauti būtent į Indiją, tad nusprendžiau mesti visus savo kozirius ant stalo ir į pasiūlymą keliauti į tą beprotišką Indiją įtraukti ir pietinę valstybės dalį, kuri gerai žinoma dėl savo gamtos ir ramybės. O kad mano pasiūlymas būtų neatremiamas, kartu pasiūliau aplankyti ir Šri Lanką, kurioje yra daug saulės, smėlėtų paplūdimių ir kurios krantus skalauja šiltas Indijos vandenynas. Kiek pasvaršius, padiskutavus ir peržiūrėję daugybę YouTube medžiagos, sprendimas keliauti į Indiją visgi buvo priimtas, tad ilgai nelaukęs skaičiu kavą ir neriu į planavimo darbus. Kelionės planavimas užtruko gana ilgai. Nusprendėm, kad keliaujant į Indiją pirmą kartą, galbūt saugiau keliauti su gido pagalba. Praleidžiu keletą valandų ieškodamas ir skaitydamas įvairius atsiliepimus, kol surandu tinkamą variantą. Tad nieko nelaukęs, susisiekiu su vietinė kelionių agentūra ir gana greit gaunu atsakymą su pasiūlymu aplankyti taip vadinamą auksinį Indijos trikampį. Trikampis susideda iš 3 lokacijų – sostinės Delio, Agros su savo garsiuoju Tadž Mahalu ir Džaipūro, kuris gerai žinomas dėl savo rožinės architektūros. Tačiau pasiūlytas variantas mums ne visai tiko, nes kaip visada stengiamės aplankyti ir mažiau turistinės vietas ir pažinti šalį šiek tiek kitų kampų. Tad tenka koreguoti pasiūlytą planą ir po keletos elektroninių laiškų ir vaizdo skambučių nusprendėm aplankyti sostinę Delį, toliau vykti į Agrą pamatyti vieną iš pasaulio stebuklų Tadž Mahalą, dar vėliau pabandyti surasti tigrus Ranthamboro nacionaliniam parke, po to į mano labiausiai laukiamą miestą Varanasį, dar vėliau aplankyti pietinę šalies dalį Keralą ir Alepį ir galiausiai iš Kočio oro uosto keletą dienų nuskristi į Šri Lanką ir iš ten atgal namo. Viską apskaičiavę, suplanavę ir susitvarkę vizos formalumus, beliko susikrauti lagaminus ir keliauti pirmyn į dar vieną nuotykių pilną kelionę. Bognoriuko traukinių stotis. Važiuojam, laukiam traukinuko, važiuosim į Getviką. Kelionė iki Getviko turbūt gerą valandą. Ten porą valandų iki skrydžio ir dar 5-6 valandas iki Džedos. Ten 3 valandas prolauk ir dar 5 valandas iki Delio.
शरणं गुरुवे शरणं प्रदोष शिवनायन मा शरणं. Ką nusileidom Indijai, pasitikom vairuotojas, žmogus, kuris organizuoja kelionę. Dabar važiuojam į viešbutį, turėtų užtrukti apie pusę valandos, kadangi šiandien yra festivalio diena, tai viskas uždaryta, dėl to eismas daug mažesnis. Jo, ir sekmadienis, bet šiokią dieną, sakė, gali užtrukti net iki valandos ar dviejų. Žiauriai karšta, apie, kaip žiauriai, 30 laipsnių, jo. Pas jau sakė, sezonas jau į pabaigą, dėl to, kad prasidės karščiai. Dar kiek pavažiavę, pagaliau pasiekėm savo viešbutį, kuris iš pirmo žvilgsnio priminė rūmus iš indiškos muilo operos. Viešbučio foje maloniai nustebino savo architektūrą ir meno dirbiniais. Deja, vėliau pamatėm, kad taip gražu tik bendrose patalpose, o kambariai, kuriuose apsistoja svečiai, atrodo gerokai kukliau. Čia kambarys. Vaizdas per langelį. Dalis. Ką, atsipūsim valandą, gal pusantros ir važiuosim į turgų. Pirmą dieną Delyje einam į miestą, pirmą įsigeisim pinigų ir bandysim važiuoti į turgų. Vairuotojas turbūt jau laukia. Žiūrėsim, kaip mums čia viskas seksis. Hi, good to see you. What happened to Prince? Here. Right? I am with you also. Okay. So you're not busy today? I was busy, but not now. Right, okay. Evening. Busy from tomorrow. Yeah. And I would not meet you anywhere. That's the reason also I will spend a few time. Yeah, I'll see that. Thank you. You go. I will sit there. Oh, one trip? Shall I sit here? Pavėžinti rikša, nusprendėm pasinerti į turgaus šurmulį. More walk or Let's go. This is the spice market, especially famous for the spice. Okay. Here you will get everything. Okay. It's like a market street, right? Market street. Yeah. That's called Khari Bauli. It's a different name. Okay. Main market of this channel. Yeah. This is Bali. This is a cow dog. Every people call it hill. This is the Holi start from here. This evening.
इंसान मुर्गे के इंसान हैरी के इंसान गुरदास से परेशान गया मैं एक लड़का हूँ। Turguje praleidę keletą valandų išalkome, tad nusprendėme išmėginti vietinių užkandžių. Hello. How many? 3. And separate plates? Yes. What is that sweet one, Dokka? Yes, it's a idli rogla. You want sauces भी है, चटनी? You want sauces, sweet sauce, chili sauce? No, I'm fine. Would you want sauce, chili or sweet or Chili, nothing? please. Chili sauce. चटनी हरी चटनी अंदर में होती हरी हरी लाल अंदर ये अंदर वो चाहिए ये चाहिए sauce है तो प्रॉपर The reason I just broke this is too hot, so it will be. So what's inside? Meat, vegetables, what is it? All a potato with the spices. Okay. Yeah, mashed potato spices. Yeah. And this is wheat. Okay. Why will you try? Like this way. So if you want the sauce, you can do it. Yeah. Good? Noriu skanu. Nu, labai daug visko čia, labai daug skonių. Ne mano skonio, bet Nelabai tau? nelabai man, bet nenoriu šiam sakyti. Man tai skanu. Sulaukę savo vairuotojo, grįžom atgal į viešbutį ilsėtis, nes po skrydžio dar neturėjom progos gerai išsimiegoti. किसी प्रकार का अतिक्रमण न करें व दलालों से पुलिस की ओर Važiuojam apžiūrėti porą vietinių objektų. Vairuotojas turbūt jau laukia. Tikiuosi negauti sausų dažų, nes šiandien festivalis. Jei gausim, tai bus ir gerai, ir negerai, nes mano visos kameros nukentės. Stovi baltas Rolls Royce'as, turbūt ne mūsų. Jo, nes... Ai, ne, čia žiūrėk, mūsų vairuotojas stovi. Bet tikrai nesu. Not this one? Good morning. Hello, How are you? Happy Holi. Good. Holi, same to you. Happy colorful Holi. Yes. Oh, it's different car, it's like this one. No. This is expensive car. Okay. Are we still in the risk to get some dry paint today? Yes. Oh shit. Do you want to leave this one? Maybe I should leave my camera. Camera? No, it's okay. No problem. Because if they throw a... No. You have in the car. Okay. That is safe. Yeah. Okay. Ne. Baisu palikt mašinai. Jis liks mašiną vis tiek. Are you gonna stay in the car? No. Yeah. You don't worry. Nah. Thank you. You go first. Thank you. Cheers. Today is very big festival Yes. in the India. Yeah. In the evening as well? Yes. All day? Did you celebrate already with Holi with your family or Yes. friends? With you.
and celebrate with you Okay, good. because I have the color. Oh, you have a color. Oh, Are you gonna throw now at us? We need, because it's holy, we need some color. Okay. Yeah, we Yeah, will. okay. And because if we don't have, then people will throw more on us. No. No. We need some color. Susitikę su vairuotoju, toliau vykstam susipažinti su mūsų šiandienos gidu. अभी जैसे मैं चल रहा हूँ, मैं ये सीधा सीधा रोड जा रहा है, ये सीधा कुतुब मीनार जाएगा, मैं ये उस एम्स वाले पे आ रहा हूँ. हाँ. Ką? Ką atvykom į mūsų pirmą lokaciją. Tai turbūt aš suprantu, kažkoks yra vienas svarbesnių objektų. Yeah, thank you. Čia mūsų gidas. Seksim ir žiūrėsim, ką iš mums parodys. So is already tuned on? Yes, Oh. you can say hi. Although Singh is also the Hindi name, the loin. Aha, okay. Yes. There is a huge traffic today just because of the festival. Okay. Okay, come past. Please. Sustom pavalgyti, užsisakėm lasį, gėrimas iš jogurto ir mango. Ragausim. Skanu? Skanus kaip jogurtinis. Mango. Nors skanu valyti. Užsisakėm biškį tokių aštresnių patiekalų. Realiai tai nežinom. Aš tai daug maž įsivaizduoju. Bet pasigūglinom, nes taip tai nelabai žinom, kas ten ką. Bet sakė aštru bus, tai paragausim. Mano vištiena pas Vaiva grybai, ne? Vegetariškas grybų. Grybų troškiniais. Laukiam. Nu ką, sulaukiam savo maisto. Mano chicken, vištiena su čili, ryžiukai, garlic naan bread, grybų masala ir Vaiva. O šitus va.
Šiaip klientų čia daug. Čia galėtų tas ateit pavalgyti. Čia žinai, kas yra štienas šlaunys, sparnai. Čia šiaip mums, sakau, daug galėtų ateit ir mums pavalgyti. Skanu. Toks kaip karis, žinai. Labai aštru. Labai spicy. Sakysiu, man labai gerai. Ir toks nėra to korianderio, kurio aš nemėgstu. Toks curry. O, blemba, koks. Very nice dish. I have mushroom masala. Okay. And you have Chicken something, I can't remember. very Spicy. spicy, but It's very nice. But he likes spicy. Very nice, thank you. Okay. If you feel really spicy, so we can change it. No. It's perfect. No, always good. It's very nice, thank you. Gift built by him. Saulei besileidžiant, važiuojame į paskutinę šios dienos ekskursiją, kuri paliko didelį įspūdį tiek man, tiek Vaivai. Vykstam apžiūrėti vieną didžiausių Delio mečečių. Kadangi šiuo metu vyksta Ramadanas, visi piligrimai laukia, kol nusileis saulė ir galės vakarieniauti. Or they are, and everybody is just requirement. In 1857 there was a rebellion. I told you that first time the independence war between the Indians. Musulmonų religija tikrai išsiskiria savo vaišingumu, nors vakarienės stalas gana kuklus, bet ir mes buvom pakviesti prisijungti prie jų vaišių stalo. Please come, then I have to take the photo. What's going on? Nežinau, kas čia vyksta. Taip. Čia mes pakvietė pavalgyti? Aš tai nenoriu pasigauti. You there? Easily you can see. Take it. Give me. Here. Okay. Very hard, yeah. Please have something. Just after the dinner, yeah. Yeah, it's I understand. Išeiti buvo gana keblu, nes turbūt dėl mūsų europietiško gymio, norinčių fotografuotis buvo apstu.
Wow. So beautiful experience. Amazing. Very amazing. मजा आ गया होगा सर इनको तो Atsisveikinę su gidu ir padėkoję už šią unikalią ekskursiją, nuvykome atgal į viešbutį. Ką atvykom prie kitos stovyklos, ne stovyklos, o šventyklos, jinai vadinasi Lotus. Tai čia kaip lietuviškai Lotus? Lotusas. Jaučiu gausiu selfiukų daryti, žinau. Kodėl? Nu, tokia ryški labai tuščia. Paliekam Delį kuriam laikui ir važiuojam į kitą miestą pavadinimu Agra. Agra yra apie 250 km nuo sostinės Delio, miestas yra sąlyginai mažas, turintis 1 600 000 gyventojų. Indijos mastais tai tik 23 miestas pagal dydį, tačiau pagal savo lankomumą patenka tarp labiausiai lankomų vietų Indijoje, kadangi čia stovi vienas iš pasaulio stebuklų garsusis Taj Mahalo mauzoliejus. Toks neindiškas viešbutis, bet skustis tikrai negalim. Per langą matosi Taj Mahalas. Šiai dienai buvo numatyta aplankyti Raudonąjį fortą, o ryt iš ryto kylant saulei važiuoti į Taj Mahalą.
Per miestelius ir kaimelius lekiam prie sekančio tikslo – Ranthamboro nacionalinio parko. Atstumas apie 300 km. Kadangi važiuojame ne magistrale, kelionė užtruks apie 5 valandas. Tačiau važiuojant tokiais keliais, galime stebėti, kaip gyvena vietiniai ir pamatyti jų kasdienybę. Atvykome į savo safario miestelį, prisiregistravom viešbutį. Šiandien nieko daugiau neveiksim, tai nusprendėm išeiti į miestelį pasivaikščiot, padaryti keletą nuotraukų, susipažinti su aplinka, vakarieniaut. Viešbutis toks dvejopi jausmai, atrodo viskas žalia kaip džiunglės, kambariai tokie pusiau. Bet nieko, skustis negalim. Karštis apie 35-36 gal. Einam žiūrėti, kas dedasi miestelėje. Vaiva niekaip nesugeba perėti gatvę, nors eismas nėra didelis, bet chaotiškas. Aš perėjau, jinai nelabai, tai kas man turbūt grįžti atgal, nes žinai, ar neperėjus. Eina atgal. Čia yra mūsų kambarys, ateinančiom 2 naktim. Svarbiausia veikia oro kondicionierius. Šios dienos planas yra toks. Ryte, kol dar nėra taip karšta, aplankyti vietinį turgelį, dieną gulėti prie baseino, o po piet, kai saulė netokia kaitri, važiuoti į safarį Ranthamboro nacionaliniam parke ir pabandyti surasti Bengalijos tigrus. Atvykom į vietinį turgelį, pasižiūrėti, kas čia per veiksmas, ką čia gerą pardavinėja. Žiauriai karštas, šiandien apie 38 laipsnius kol kas ir planuoja būti dar karščiau. Eismas chaotiškas, nežinau, kaip jis gali vairuoti. This is the local bus stand. Okay. For the travel. A lot of people go to the village, small villages from here. Yeah. This is the all is the fancy market for the wedding. Yeah. Oh.
I see lots of shops with other Yeah, rice. the bangles, Yeah. bangles, and we can try here. Yeah. Virš 500 turiu. Good. Very nice. Very, yeah, sweet. Just 20 rupees. Do you Yeah. mind if we go in the food market for a bit? I want to take a picture. See vegetables, and then we can go back. You have time. You enjoy your time. Don't Yeah. worry. Okay. So we have time. No problem. Yeah. Okay. No, no, no. Just 10 minutes from here. अरे बढ़िया जमा दो हर 40 का 1 किलो मिर्ची टमाटर 40 का 1 किलो 40 का 1 किलो मिर्ची टमाटर And you can see this is the bull market. Oh, look what Hello. If you anybody can meet, so you say namaste. Namaste. So I am telling you, every guest is coming around and they did not know how to make the things in the villager side working. So then I am telling you. That we call that art is the mark. I'm sorry, we just have 10 minutes because we need to go back to Yeah. hotel because we have safari. Can Yeah. we just quickly Yes, look why not? ourselves? Why not? Sorry. Why not? No, no. Just we don't have much Deepak, right, time, Julie? but everything is very looking Deepak, yes, yes, why not? Atsisveikinę ir pažadėję sugrįžti vakare, skubam atgal į viešbutį ruoštis tigrų medžiokliai. So, maybe it was not city Savai Madhav.
Išmaišė parką skersai ir išilgai, dėja pamatyti tigrų taip ir nepavyko. Šis elnias buvo didžiausias šios dienos laimikis. For getting their mud bath while logging, just they use the water bodies and just sit and then they do the roll the body. Šeštą dieną praleidžiame keliaujant. Kadangi šalis labai plati, tad ir atstumai čia gana ilgi. Palikę Rantamboro nacionalinį parką, automobiliu vykstame atgal į sostinę, kurioje teks gaudyti vietinį lėktuvą į Varanasį. Ten vairuotojas nuveš į viešbutį ilsėtis prieš sekančios dienos nuotykius. Na štai ir atvykom į miestą, kurį svajojau aplankyti eilę metų. Daug skaičiau, daug domėjausi ir vis galvodavau, kad galbūt vieną dieną ir mums teks įžengti šį kiek keistą, chaotišką ir visiškai nenuspėjamą vietą. This Sarnath, this is the main temple of Buddha.
Right. which is the replica of the original. Okay. Now उससे क्या फायदा? Take one photo. Yes. There is homeopath also. The whole seeds like cardamom, cinnamon, clove, ginger, black pepper, white pepper. Oh wow, that's a good Super smell. quality. What is that? Yes. What is that? Cardamom. Cardamom. And then we have, this is all the flavor tea also. Thank you. Thank you. This flavor tea. Natural, not artificial. Mango, chocolate, Earl Grey, ginger. So you just pour some boiled water on it and then Yeah, that's yeah. it? This is. This is very good. Yeah, this is all special with saffron. Saffron is the expensive spice. I know, Most. yeah. So we called it red gold. So this is all the Darjeeling tea, white tea, gold tea, best peak, first flush, second flush. This is all the tea grades, Darjeeling. And then another tea we have Assam. Assam is the strong one. So we called it morning tea. So in Assam you can add little bit milk if you want. Yeah. But in Darjeeling if you add something, so you will spoil the taste and flavor. So no need to add anything in Darjeeling. Nothing, yeah. And Darjeeling is the best tea in the world because of the Pagal jų sudėliotą šios dienos planą, aplankę keletą monumentų ir vietinių prekyviečių, vykti atgal į viešbutį ir grįžti į miestą tik vakarop, kada neva saulė bus netokia kaitri. Daug negalvoju, iš pradžių sutikom su pasiūlymu, tačiau vėliau nusprendėm, kad ne viešbutį atvažiavom pasėdėti, tuo labiau, kai esam tokie mieste kaip Varanasis. Tad nusprendėm nuotykių ieškoti patys, be gidų ir mums skirtų vairuotojų. No. Excuse me, we need to get to Ganga River. How to get to Ganga River? Ticket. No, we need to get to river, Ganges. Straight. Yeah. स्ट्रेट सीधे जाना पड़ेगा लगभग 500 मीटर 500 मीटर स्ट्रेट 500 meters. Thank you. Varanasis tikrai nėra tipinis miestas, į kurį vykstant gali pasiruošti ir numatyti įvykių tėkmę. Varanasi viskas vyksta čia ir dabar. Veiksmo aplink tave tiek daug, kad gali sustoti ir atsisėdo žiūrėti lyg kokią indišką muilo operą. Žinoma, jeigu rasi kur atsisėsti, nes čia chaosas ir šurmulys turbūt didesnis nei bet kuriame kitame Indijos mieste. Karščio apie 38-39, oro nedaug, žmonių dar daugiau, bandom surasti Gangos upę. Jau gal pusę valandos vaikščiom, kol kas laimės nedaug, bet čia tai ir chaosas. Jau ženklai rodo
link upės, dar apie 600 metrų į kairę. Bent kažkoks ženklas, kad einam link teisinga kryptim. Bet žmonių aš dar tiek nesu gyvenime matęs vienoj vietoj. Ne veltui Indija pati labiausiai gyvenama valstybė pasaulyje. Atsimink šitą žiedą, reikia sukti dešinę po šitą žiedą. Na štai, pagaliau pasiekėm Gangos upę. Užtrukom apie gerą valandą. Susitarėm praleisti apie 20-30 minučių ir bandyti judėti atgal, nes popiet planuojam vėl atvykti čia, bet jau su gido pagalba. हाथ धोलिए उसको प्रक्षाल्य गोविंद Kadangi kelią atgal daug maž jau žinojom, tad sugrįžti buvo kiek lengviau. Viešbutį atsibūtę keletą valandų, mes ir vėl čia, tiesa šį kartą jau su vietiniu gidu. Čia ceremonijos vieta, į kurią buvome pakviesti ir mes. Vyksta kiekvieną vakarą be išimčių, kai nusileidžia saulė. Žmonės stengiasi užsimti geresnės vietas dar keletą valandų iki ceremonijos pradžios, o mes judame tolyn, ten kur tolumoje dega laužai. O čia kremacijos vietos vadinamos gatais. Tikima, kad žmogaus mirusio Varanasyje ir jo pelenų paskleidimas Gangų upėje užtikrina sielos išsilaisvinimą iš reinkarnacijos ciklo. Kremacija vyksta labai atvirai, tiesiog ant medinių laužų, kurie kūrenami 24 valandas per parą. Mirusiojo kūnas nuplaunamas Gangų upėje, kad būtų išvalytas. Vėliau įvyniojamas į drobulę ir papuoštas gėlėmis dedamas ant laužo. Visas procesas trunka apie 3-4 valandas. Po to kaulai ir pelenai surenkami ir išbarstomi Gangų upėje. Nuo to, kiek pasiturinti tavo šeima priklauso, kiek medienos bus skirta kūno deginimui. Pasiturinti sudeginami iki pelenų, o vargingesni dėja pilnai sudeginti nebūna. Todėl kai kurios kūno dalys visgi atsiduria Gangų upėje. Dėl to čia gana daug šunų, kurie traukia kaulus ant kranto. Pagal hinduistų tradicijas ne visi kūnai yra kremuojami. Pavyzdžiui, vaikai iki 10 metų, nėščios moteris ir raupsuotieji nelaidojami deginant. Jų kūnai panardinami į Gangą su akmenimis, kad nugrimstų. कोरोना 22 साल की रहने वाली है, ये मेरी आवाज़ सुन पा रही हैं, तो आप अपने ग्रुप से जुड़ गई हैं, आपके ग्रुप में। So we can take a seat, no? Yeah. Nusileidus saulei prasideda ceremonija.
that ghat where they do rituals now, this ghat is the last ghat. Wow. Sekanti diena Varanasija, o mes vėl prie Gango upės. Šį rytą atsikėlėm dar prieš patekant saulei, pasiruošę sutikti saulę plaukiant Gango upe. Sanskrit language. So. Aplankę dar kelis vietinius monumentus, skubame atgal į viešbutį, pusryčiauti ir krautis daiktus kelionė į pietinę Indijos dalį. Šią dieną krikščionys švenčia Velykas, o mes likusią dienos dalį vėl praleidžiam keliaudami. Šį kartą iš Varanasijos skrendame į Mumbajų, ten persėdę skrendame į miestą pavadinimu Kochin, kur pernakvoję vieną naktį, keliausim dar giliau į pietus. Kambarys tai toks šiaip sau. Matosi, reikia remonto. Kokių, nežinau, 20 metų nedaryta. Vaizdas per langą. Irgi ne kažką. O čia išorė viešbučio. Čia yra liftai. 5. Ne, čia jo šešauks ir mes pamdam. Jo, išorė viešbutis atrodo tikrai įspūdingai, bet kambariai, kaip minėjau, tai ne kažką. Praleidę vieną naktį šiame mieste, važiuojam link sekančio tikslo – miestelio pavadinimu Munar. Kelionė trunka apie 3,5 valandos. Ši vietovė garsėja savo kalvom bei arbatos plantacijom. Pagaliau atvažiavom į savo Keralos viešbutį, Indijos pietuose, viešbutis tokiuose kaip džiunglėse. Turėjom biškį problemų su registracija, bet dabar viską sprendėm. O čia yra mūsų kambarys, vienai nakčiai dėja. Vaizdas skūstis negalim. Čia kalnuose biškį vėsiau, gal drėgmė mažesnė, nežinau, nes apačioj buvom, nusileidom ypatingai vakar, tai buvo labai didelė drėgmė. Karštis buvo apie 32, bet jautėsi karščiau, daug karščiau negu Delhi, kai buvo 39. O čia toks lengvas vėjelis pučia, labai geras oras. Biškį įsikursim ir važiuosim apžiūrėti apylinkius. Pagal planą atvažiavom apžiūrėti arbatos gamyklą ir vietinį muziejų. When you have light,
you will know the time. This will go for the shades. Every 15 days. But same leaf making 4 kind of tea. White tea, green tea, orthodox black tea, CPC black tea, same leaf. Yes, rolling. Rolling, oxidation black. They call English breakfast tea. The CTC tea means used for chai. They put the leaf crushing. This is used for tea bags. Mūsų šios dienos vedliai turbūt pamatė, kad mums tai nėra labai įdomu ir gana nuobodu, todėl paprašėm, kad mus nuvežtų kur nors pasivaikščioti, kadangi bevažiuojant matėm, kad vaizdai tikrai verti dėmesio. Taip neplanuotai mums čia pavyko išeiti į kalnus, plantaciją arbatos. Biškai apsniauka, bet gal ir gerai, nes būtų žiauriai karšta. Dabar toks vėjelis pučia taip lengvai. Vaizdai kvapą gniaužiantis. Turim savo, nenoriu minėti jo profesijos, bet žmogus, kuris čia vietinis, kuris vedžioja žmonės. Gidas, paminėjau. Pasivaikščiojimas truks apie porą valandų, sakė. Bet kadangi, kaip minėjau, saulės nėra ir vaizdai tokie įspūdingi, tai tos porą valandų kalnais nėra baisu. Savaivos apavas. Mes neplanavom. Bet viskas bus gerai. Nu, čia mes ir įėjom. Bet einam su vietinė. Tai manau išeisim. Sakė, laukinių gyvūnų čia nebūna. Nu, gaila, nes gyvatę norėčiau pamatyti. Temperatūra apie turbūt koks 30 gal. Oho. Kokį vaizdelį.
Ką tik gidas papasakojo, kad prieš savaitę vokiečių turistai čia matė juodą tigrą, panašus kaip puma, bet tik juodą, juodą pumą. Tai o dar anksčiau sakė, čia matė leopardų. Praleidom virš 3 valandų lipdami aukštyn žemynčiais arbatmedžių kalnais, tad gerokai pavargom, o aukšta temperatūra ir didelė drėgmė tik dar labiau nuvargino. Tad nusileidę nuo paskutinės kalvos važiavom atgal į viešbutį ilsėtis. Paskutinę dieną Indijoje pradedam kaip įprasta keliaudami. Šįkart link regiono pavadinimu Alepiai, kuris dažnai vadinamas Rytų Venecija dėl savo plačių kanalų, lagūnų ir upių tinklo. Kelionė truks apie 3,5 valandos. Ten planuojam praleisti vieną naktį, laivu plaukdami kanalais apsuptais palmėm, ryžių laukais ir vietiniais kaimeliais. Galiau atvykome į mūsų paskutinį Indijos kelionės tikslą, namą laive. Čia praleisim vieną naktį, grožiaisiais vaizdais, ragausim vietinę virtuvę. Ir rytoj skrisime jau atgal, tiksliau ne atgal, o toliau į Šri Lanką. Atsikėlėm ryte, truko kelionė apie 4 valandas iki šitos vietos, bet važiavom kaimais, tai labai toks vingiuotas ir nemalonus kelias, labai daug mašinų. Bet dabar tikimės atsigaut biškį, pailsėt, skaniai užvalgyt ir važiuot toliau. Nu, Vaiva, ar pavalgiai? Prisivalgiau, dabar galiu. Tai ką valgiai? Žuvį, salotas, ryžius. Ir vietinių bananų?
Va, kas plaukia laivais, o kai kas plaukia ekskavatoriais. Deja, tai buvo jau paskutinė mūsų stotelė šioje nepakartojimo šalyje. Nors Indija labai didelė valstybė, turinti didžiausią žmonių populiaciją pasaulyje, labai džiugu, kad per šias 10 dienų pavyko aplankyti gana nemažą šalies dalį, paragauti skanaus ir gana aštraus maisto, bei sutikti daug draugiškų žmonių. Palikę Indiją, toliau skrendam į Šri Lanką, bet apie tai galbūt kažkada ateityje.